atsakymus. Pirmiausiai dabar šiandieną įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam ir atsipalaiduojam. Atpalaiduojam pečius, nugarą, veido raumenis, visą kūną, rankas, kojas, visą struktūrą, kuri yra aplink mane, iš priekio, nugaros, šonų. Aš pamatau, kad aplink mane yra tuštuma. Ir pradedu jausti, kaip aš irgi esu kaip tuščias indas. Tuščia sistema, struktūra, kaip stiklas. Kad manęs tokio kaip nėra, yra tik tai permatoma, stiklinė, tuščia informacija, erdvė, laukas, laikas. Nieko absoliučiai nėra. Ir aš jaučiuosi, kaip skaidrėju, tuštėju ir kuo toliau, tuo labiau tampu vazdušnai, kaip oriniu, lengvu, permatomu. Pajauskim, kai visas mano kūnas tampa permatomas, stiklinis. Aš galiu matyti kiaurai save. Galiu pažiūrėti į savo vidų, pavyzdžiui, dabar į pilvą ir pamatyti, kad ten nieko nėra, nei vieno organo, nieko, absoliučiai tuštuma. Įkvepiu, iškvepiu. Įkvepiu, iškvepiu ir dar labiau atsipalaiduoju ir dar labiau atsipalaiduoju. Ir dabar matau, kaip mano tiesiog toks kaip šviesos tunelis vamzdis eina kiaurai manęs ir krenta žemyn. Pereina per galvą, visą struktūrą, stuburą, liemenį ir eina kiaurai per gimdą, lytinius organus ir išeina kiaurai. Ir krenta taip žemyn. Ir aš esu visiškai atsipalaidavęs ir ramus. Ir žinau, kad tai eina energija, šviesos energija iš viršaus į apačią, o aš esu stiklinis. Ir leidžiu būti. Dabar aš pajuntu krūtiniai kaip tokį šviesos spindulį, kaip būtų ledo luite, toks spindulys šviesos. Ir jis kaip skyla per pusę ir padalina per pusę mano krūtinę. Ir krūtinė mano skyla į dvi dalis. Ir aš matau, kaip viena dalis tiesiog stumiasi viena nuo kitos ir plečiasi. Ir aš matau, kaip tas laukas plečiasi, kaip vandens lytys arba kaip būna Antarktidoj tokios arktinės baltos lytys, kai jos viena nuo kitos skyla ir traukiasi. Taip ir mano krūtinė skyla ir traukiasi viena į vieną pusę, kita į kitą. Ir aš jaučiu, kaip didėja plyšys. Ir man visai ramu ir saugu. Nes tokiu būdu plečiasi mano energetiniai laukai ir aš juos plečiu. Ir jie tiesiog plečiasi dėl to, kad iš viršaus teka karšta golfo srovė. Jinai kaip ir šildo. O iš šonų traukiasi ledai. Tirpsta ledynai.
O pamatykite ledynuose, galite pažiūrėti į dešinę, į kairę. Yra įvairiausių nešvarų, kurie užstrigę pas mus šimtmečiais. Ir pažiūrėkite, kaip jie dabar truputį dirbdami apsinuogina ir išlenda įvairūs įvykiai, situacijos, emocijos, kurios per metus buvo blokuojamos. Ir dabar jos pasimato, apsinuogina. Tiek dešiniai, tiek kairiai pusė. Nes tiek dešinėje yra giminės linija, tai kairės giminės linija. Ir aš viską turiu su savim ir velkuosi. Dabar su dešinė ranka paimu vieną kažkokį tai įvykį ar situaciją. Tai gali būti tokie kaip vaizdiniai, kaip batai, veidrodžiai, kažkokie pamiršti darbai. Ir tai yra kaip forma, kaip priminimas vieno ar kito skaudaus įvykio, kuris mums lieka mūsų energetiniam lauke. Aš paimu vieną, man dabar rodo tokį batą, kuris yra įsižiojęs kaip holokausto. Aš jį paimu. Į abi rankas. Ir tą batuką gražiai suvynioju, susiuvu, sutvarkau ir pažiūriu, kaip padarytas jis kaip naujas. Ir dabar aš atgal grąžinu tam, kas jį pametė. Nesvarbu, aš nematysiu jau to žmogaus ar tos asmenybės, bet aš jau grąžinu ir padedu į tą vietą, kur kaip nauja. Dabar man rodo, paimu suskilusį veidrodį. Ir aš dabar užlipdau abiem rankom paėmusi lipnią juostą, pakeičiu rėmelius ir matau, kaip skilimas išnyksta. Ir jis netgi pradeda taip kaip ir šviesti iš visos pusių. Ir padedu, aš pavyzdžiui dabar rodo paėmiau į vieną pusę, jis pradėjo šviesti, aš perkeliu jį į kitą pusę ir padedu į kitą pusę. Ir aš matau, kaip jisai atsiranda kitoj pusėje. Ir jisai netgi, aš paėmiau triedą nuo žemės, aš dabar pakabinu, atrodo ant sienos. Dabar toj pusėje, kur aš pakabinau, žiūriu spintą, visa spinta tokia senovė, sulūžusi, sukrypusi kažkokia tai. Aš nuo jos valau dulkes. Tai prisiminimai iš babuškos, senelės, kuri gyveno kažkada tai. Jinai ten kaupia labai daug visokio turto, visokių brangenybių, skolų rašteliai, taurės, netgi pavogtos iš dvarininko namų. Ir viskas buvo slepiama toj spintoj. Aš viską gražiai išimu, netgi išmetu ant grindų, viską sudedu
į savo sterblę, nes aš turiu tokią kaip prijuostę. Ir einu į kaimą, į kiemą, į miestą. Ir visą tai išdalinu visiems, kas yra aplink mane pakeliui, kam ko reikia. Kam stiklinės, kam peilio, kam sidabrinio šaukštelio, šakutės, kam kokio indelio. Viską dalinu. Ir viską dalinu su meile ir dėkingumu, nes viso to man jau nebereikia. Aš jau daugiau nenoriu jų nešiotis. Man nieko nereikia, kas yra kito paimta, pavogta, apgauta, uždaryta ir paslėpta. Aš viską atidarau. Aš viską išdalinu. Pareinu atgal. Matau, kaip tuščios mano lentynos. Ir aš matau, kaip mano ta spinta, tiesiog uždarau visas dureles ir tai pastumiu trupučiuką ranką ir atrodo, kaip tai išnyksta ir jos jau nebėra. Jau manęs nekankina tas sunkumas, kuris buvo užgulęs stipriai ant mano krūtinės. Įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Labai gerai. Dešinėj pusėj matau kardą. Jis guli ant grindų. Aš paimu kardą. Jis yra mano daug senelių buvo. Aš jį laikau ir galvoju, ką man daryti su tuo kardu. Aš galiu kariauti ir įrodinėti tiesą, taip kaip ir įrodinėjo mano proseneliai. Jie viską darė su kardu. Visas problemas sprendė, mojuodami kardą ir spręsdami visas problemas kardu. Bet aš galiu tą kardą pakabinti garbingiausiai vietoj, kaip trofėjų, kaip prisiminimą už mano šaunius, drąsius giminės vyrus, nes jis yra dešinėj pusėj. Ir pasididžiuoti, kad aš esu iš kilmingos giminės, drąsios, ir išsitiesti dar labiau, susigrąžinti tą jėgą ir narsą, kurios man labai reikia ir kuri labai reikalinga, kuri kiekvienam žmogui reikalinga, jeigu jis supranta, kas tai yra energetinė jėga. Visos tikriausiai mato kabantį kardą dešinėj pusėje ant sienos. Tai simbolis energijos, jėgos, ištvermės, drąsos ir stiprybės. Jeigu man trūktų jėgos, ištvermės ir stiprybės, aš galiu ateiti iš dešinės pusės nuo savo laukų energetinių, jį nusikabinti, paimti į rankas ir palaikyti. Jisai yra stebuklingas. Kaip žinot, daug pasakų yra, kuriuose yra pasakojama apie stebuklingą kardą, kuriuo paėmę nukapoja slibinam galvas ir įveikia bet kokią problemą ar negandą. Tai yra perkeltinė prasmė to, kad jeigu aš žinau, kur mano energija, kur mano jėga, kur mano stiprybė, aš ją galiu paimti ir naudoti, sprendžiant sunkumus. Bet tai yra ne tiesioginė prasme, bet perkeltinė. Jūs galite jausti, kaip atsiranda jūsų, kai pereina stiprybė į kairę ranką, nes
tai yra viena sistema, tai yra viena struktūra. Ir tai gaunate tokią formą kaip kardas. Galite matyti, kaip iš dešinės, kaip pro dešinę ranką eina į kairę ir sukasi taip kaip ratu per dešinę į kairę ir užsidaro ratas. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Jūs net dabar galėtumėte ir net fiziškai pajausti savo rankomis prieš jūs esančią energiją ir tokią kaip rato energiją, kaip srovės energiją, kuri jinai prieš jūs kaip šulinys, kaip iš viršaus į apačią, kuris taip iš viršaus į apačias juda ir kilnojasi. Ir jis yra gana labai reliatyvus ir stiprus. Jisai susikūrė vien tik dėl to, kad jūs panaudojat savo energiją, savo stiprybę. Ir jisai, toks jau yra susiformavęs. Dabar šita energija yra gydanti energija. Jinai yra jūsų pačių energija, kurią jūs susigeneravot ir sukūrėt. Ir jūs galite pamatyti, kaip jinai įeina į jūs pačius ir apvelka jūs. Ir dabar galite matyti, kai jinai priartėja ir jūs dabar tampate tos energijos viduje. Ir jinai visa iš priekio apima jūs ir jūs dabar toje energijoje. Ir dabar pabūkit truputį toje energijoje, pajauskit, kokia jinai yra. Jinai šiek tiek jau kitokia, negu buvo prieš tai. Nes jūs išsivalėt savo energetinius laikus. Jūs kai ką išsiėmėt ir kai ką pasiėmėt. Dėl to dabar jūs jausitės kitaip. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Ir atsipalaiduojam. Krūtinėje galite jausti spaudimą, nemalonų jausmą. Nes kairėje pusėje vyksta truputį transformacija, pasikeitimas laukų. Taip būtų kaip vienos plokštelės pakeitimas į kitą, lygiai taip kaip turite, sako, daug diskų ar plokštelių, kur melodijas leidžia, tai ir dabar tiesiog įrašysim dar vieną melodiją, ar dar vieną programą, ar vieną plokštelę, kuri vadinsis Aš myliu tave. Ir gali dabar jausti, kai ta plokštelė sukasi jūsų širdį kairiai pusėje. Galite jausti sūkurį, galite jausti melodiją. Galit kartu dainuoti. Galit pamatyti, kaip sukatės. Sukasi kairiai pusėje. Kol kas labai nedideliu ratuku.
bet vis sukasi vis stipriau ir stipriau, greičiau ir greičiau. Jūs tai viską labai gerai matot ir jaučiat. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam ir atsipalaiduojam dar labiau ir dar labiau ir dar labiau. Ir matot, kaip tas ratukas dabar sukasi aplink jūs, kaip aplink planetą. Apėjo dešinę pusę, grįžta į kairę pusę. Ir jūsų krūtinėje atsiranda daugiau erdvės, šilumos, galimybės ir meilės. Čia tam, kad galėtumėt daugiau mylėti, kad turėtumėt energijos ir jėgos mylėti. Nes vienas svarbiausių dalykų yra meilė. Pripildyti save ir kitą tos begalinės meilės. Ir dabar galite jausti, kai jūs plūsta tiesiog ratu vis daugiau ir daugiau meilės. Kai aš atsikratau nereikalingų daiktų, o po daiktais mes vadiname skausmą, pas mane atsiranda erdvės, daug erdvės. Ir aš tada galiu laisviau vibruoti, laisviau suktis, laisviau gyventi, kvėpuoti, mylėti. Ir viską daryti iš širdies, kad plaukčiau širdimi, kad negalvočiau, kas man bus už tai ir kaip bus ateityje, o galvočiau, kaip yra šiandien ir dabartyje. Ir aš esu tokia laiminga, tokia paprasta. Ir skambanti, dainuojanti, šokanti, lazdenanti. Aukštai, aukštai. Ir aš galiu pamatyti dabar save 9 aukšte. Iškart pakėliau galvą į viršų ir pamačiau, kad aš esu kaip 9-aukščiam pastate, 9 aukšte. Ir aš stoviu iškėlus rankas į šviesą. Ir matau, kaip šviesa srovena per mane ir teka tiesiogiai per mano fizinį kūną, nuo galvos iki kojų. Aš tiesiogiai susijungiu su energija, šviesa. Ir matau, kaip visą mano fizinį kūną užlieja energija. Ir aš tampu viena ir ta pačia sistema, struktūra, kaip visa visata. Ir matau, kad tas namas, ant kurio aš stovėjau, ta saulė, kurią žiūrėjau, mėnulis, dangus, viskas esu aš. Viena sistema ir struktūra. Aš galiu matyti plačiai, kiek tik mano akis mato, ne aš. Ir viskas tai yra aš. Aš išplatėjau, išdidėjau visas pusės. Ir man taip gera, nes visur esu aš. Esu aš nuo vieno krašto iki kito, nuo viršaus iki apačios. Ir visur esu aš. Absoliučiai visur esu aš. Aš visur, visame kame aš.
Ir galit saulėtai ištarti, kad aš esu aš, 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 aš. Ir visur girdi tą aidą, kad tai yra aš, aš, aš. Visame kame atspindžiu, kaip aidas atsišaukia aš. Ar jaučiam, kokiam pasaulyje aš gyvenu? Koks jis yra stiklinis, skaidrus, toks kaip aš. O tam skaidrume dabar rodoma, kaip būtų lavos lampa, kur burbuliuoja įvairūs burbuliukai, įvairios srovės, įvairios spalvos. Ir juda pirmyn atgal ir į šoną. Ir tarp tų visų burbulų važiuoja kažkoks vienas ar kitas juoduliukas. Ir visa tai aš. Ir kuo aš labiau skaidrėsiu, mano pasaulis skaidrės, mano siela skaidrės. Ir viskas aplinkui skaidrės. Ir tas, kas vyksta aplinkui, man neskaudės. Nes jūs pažiūrėkit, kiek daug yra tų burbuliukų, kiek daug situacijų, savybių, struktūrų, sistemų, posistemų. Ir visi randa miestą būti, vietą kaip būti. Ir visi prasilenkia, visi apeina, visi juda į visas pusės ir aš judu. Aš irgi nestoviu. Tik priklausomai, kurią pusę aš judu. Jei aš judu į viršų, pažiūrėkite į saulę, į šviesą. Aš esu laimingas, skaidrus ir šviesus. Ir aš tada galiu mylėti save ir kitus. Jeigu aš trupučiuką nusileidžiu į apačią, aš pasidarau liūdnas, susikrintęs ir nerimastingas, nevilty. Bet dabar vėl aš pakylu į viršų ir esu pačiam viršuje. Ir pažiūrėkite aplink mane, kokie yra visi laimingi. Nes aš esu laimingas. Ir aplink mane yra visi laimingi. Labai gerai. Mes norim, kad jūs dovanotumėte tą laimę kitiems. Kad jūs pats jaustumėte tą laimę ir laimę dalintumėte kitiems. Taip kaip saulė dalina tą savo laimę ir šviesą aplink visiems. Taip ir jūs pajauskite dabar, kaip jūs esat viršuje. Ir jūs esate ta saulė, ta šviesa, ta energija. Pajauskite, kad jūs ir esate ta energija. Meilės energija, šviesos energija, kad jūs visiems dalinat ją. Ir jinai yra beskoniečna. Ir dar pasakysim paslaptį, kuo jūs daugiau jos dalinsite ir kuo daugiau jūs jos iš ten nukabinsite, tuo daugiau jinai jums sugrįž. Bet meilę ir laimę ir šviesą reikia dalinti iš viršaus į apačią. Iš to pačio pagrindinio šaltinio prisijungti prie jojo ir dalinti, šviesti. Ir dabar mes visi šviečiam kaip žvaigždės danguje. Kiekviena žvaigždė,
kiekviena savybė, kiekviena dūšia, siela turi savo spindesį, savo žavesį, savo skaidrumą, savo ryškumą, savo unikalumą, savo vardą, sistemą, struktūrą ir posistirnį. Jinai šviečia. Jinai šviečia tiek, kiek jinai gali šviesti šiandieną. Rytoj švies jinai dar kitaip ir dar kitaip ir dar kitaip. Kaip deimantą mes šveičiam, taip ir siela, kuo jinai labiau skaidrėja, šviesėja, tuo jinai skaidrėja. Gali tai matyti. O jūsų širdis ir yra tas deimantas, kuris kiekvieną kartą yra vis šlifuojamas ir šlifuojamas, skaidrinamas ir skaidrinamas, kad jis vis labiau ir labiau šviestų. Tai vienas ir tas pats, ką mes šveičiam. Mes šveičiam save, savo struktūrą, energiją, kad jinai turėtų galimybę gyventi, šviesti sau ir kitiems ir gyventi dėl kitų. Nes kai mes būname viršuje, mes prisižadam, kad atėję į žemę nepamiršime, kas esame, kas buvome ir kas planuojame būti. Ir dabar jūs prisimenate, kas esate. Jūs prisimenate, kur einate. Jūs prisimenate svarbiausia, kas esate. O kas neprisimena, mes jau primenam, kad jūs esate šviesos ir meilės energija. Nes kai žmogus numeta fizinį kūną, nukrenta, jis kaip energija išlieka. Jinai niekur nedingsta. Ir tokia energija, kokią aš generuoju, šlifuoju, tokia ir lieka. Jinai niekur nedingsta. Ir įsivaizduojat, kokį jūs dabar darote unikalų darbą. Jūs šveičiate savo energetinį kanalą, kuris dar labiau šviečia. Ir kuo daugiau atidarote tą širdį, kuo labiau priartėjate prie to suvokimo, kas jūs esate, mes matom, kaip dabar vis labiau atsidaro širdis ir labiau jaučiate tą kanalą, tuo jums lengviau ir lengviau priimti informaciją bus iš kitų, iš aukštesniųjų energijų, nes jos geriau galės jūs pajausti, o jūs jas pajausti. Jūsų dabar ir vyksta, man rodo, sinchronizacija mūsų energijos, kiekvienos energijos su kita energija, šviesos energija. Nes kai mes sutampame vienu dažniu ir matote, kaip jos sukasi ir į vidų įsisuka kita energija ir mūsų dažniai sutampa, mūsų širdis dar labiau priartėja viena prie kitos, mes dar labiau vienas kitą suprantam ir dar labiau praplatėja mūsų energetiniai laukai, o tai reiškia ir energetinis suvokimas, расширяется, suvokimas, supratimas. Ir mes tampam vis labiau laisvesni ir laisvesni visuose apsisprendimuose, gyvenimo būdo keitimą, mąstymo keitimą, ieškojimą įvairiausių variantų, nes jų yra tūkstančiai ir begalinių. Nukrenta ateities baimė. Aš tiesiog išsilaisvinu iš tų varžtų, kurie mane gniaužė ir laikė. Ir aš pagaliau ateinu ir būnu tampu savimi, tokiu, kokiu aš esu širdies viduje, gilumoje, koks aš esu, tikrasis mano aš.
sinchronizuojasi ir tampa vienu tuo pačiu. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Galite jausti, kaip per visą fizinį kūną eina tokio kaip ratu, sukasi aplink jūs energijos. Jums tampa ramu, suprantama ir aišku, kad taip ir turi būti. Jaučiate energijos išnykusiai, jaučiate, kad tampate stipresni, pakilesni, daugiau išmanantys, suprantantis, įgaunanti energinės jėgos. Kaip reikia valdyti ir elgtis su tuo, ką turite. Po truputį galite grįžti į save ir jausti, kaip energijos tiesiog subėga į jūs, į jūsų stuburą, į jūsų šerdį, į jūsų energetinę srovę, kuri yra priešais jūs. Jūs galite matyti, kai tokia srovė eina priešais jūs ir viskas suteka į jūs. Šiandien įgijome stiprybės, stiprumo, stuburo tvirtumo, išminties, gerumo. Sau ir kitiems sveikinu. Ir kai būsit pasiruošusios, galėsite atsiverti. Dabar skaičiuojam 5, 4, 3, 2, 1.